Nepameskite laikysenos, gerai. Taigi, japonišką masažą susistemina Masaiki Sayonjis. Ir šito masažo esmė yra taisyklinga laikysena, taisyklinga dubens padėtis ir taisyklingas stuburo sustatymas. Sayonjis teigia, kad daugelis ligų, kurios kyla žmoguje, yra dėl netaisyklingos dubens padėties. O netaisyklinga dubens padėtis dažniausiai pagal jo teigimą yra įgimta. Nes kūdikis, kai gimsta, jisai eina per netaisyklingą jau motinos dubens kanalą. Ir jo teigimu visos ligos būtent kyla dėl netaisyklingos dubens padėties. Kai netaisyklinga dubens padėtis atsiranda nevienodas kojų ilgis. Viena koja gaunasi trumpesnė, kita ilgesnė. Kinta stuburo padėtis. Tada įvyksta asimetrija visame skelete. Kiekviename sąnariuke, įsitempia raumenys. Nevienodai dirba raumenys. Atsiranda jų asimetrija. Ir šito masažo esmė yra atitaisyti netaisyklingą dubenkaulių padėtį, atpalaiduoti jungiamąjį audinį, tai yra sausgylės sąnarius, raiščius ir atpalaiduoti raumenukus įsitempusius, tiesiog kad atsirastų kūne pusiausvyra ir harmonija. Tada organizmas turės natūralią gyvybinę energiją, kuri tekės laisvai, harmoningai kūne. Ir